Sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Po neaišku kokios pertraukos aš ir vėl čia. Esu čia su holu. Parodysiu, ką nusipirkau Tenerifei. Ir viską rodysiu ant savęs ir pasakysiu iš kokios parduotuvės. Bet pradėsiu nuo tokių smulkesnių dalykų, ne nuo rūbų. Nusipirkau šitokius batukus, už kuriuos mokėjau 10 eurų. Ir čia firma yra Carolina Box. Tai va, tokie batukai. Nežinau, kas čia per firmą, todėl rodau maišelį. Galbūt tariasi obų, adų, nežinau kaip. Bet iš šitos firmos nusipirkau tašę. Šitokią delninę tašę per petuką čia. Ir už šitą tašę sumokėjau 8 eurus. Jinai čia turi skyrelį. Viduje. Čia turi 2 tokius kišeniukus ir čia tokia užtraukiama kišeniuka. Ir yra su tokiam lupytėm ir blizga. Tada iš H&M nusipirkau šitokią skarelę, kurią galima rišti čia ant kaklo. Taip kažkaip. Arba ant galvos. Taip kažkaip. Žodžiu, už šitą skarelę sumokėjau 2 eurus. Ir jinai yra tokių visokių spalvų. Ir prie labai daug ko tiks, manau. Iš Primarko nusipirkau labai daug kojinių. Ir baltų, ir juodų. Nes čia yra reikalingiausios kojinės. Ir aš tas kojines abu sudėjus sumokėjau 4 eurus. Tai manau tikrai nebrangiai už belenkią kojinių. Nu čia... Wow. Nusipirkau apatinių. Čia yra 4 apatiniai, už kuriuos sumokėjau 5 eurus. Tai čia juodi, pilki šviesus, balti ir pilki tamsus. Ir dar čia tokie apatiniai, už kuriuos sumokėjau 4,50. Čia yra 5, yra balti, pilki rožiniai ir tokie su pucytėm. Dar iš Primarko nusipirkau braletę. Nežinau, čia tokia violetinė galbūt rožinė spalva. Ir už šitą braletę sumokėjau 3 eurus. Dabar rodysiu, ką turiu ant savęs ir judėsim toliau. Taigi, ant manęs yra toks megztinis, už kurį mokėjau 10 eurų, pirkau iš Zaros. Jisai yra čia su visokiais paveikslėliais ir aplinkui alkūnę visą. Eina irgi daug tokių paveikslėlių, atrodo labai fainai. Ir yra tokių šiek tiek ilgesnių rankovių. Ir tokios chaki spalvos. Labai gražiai atrodo, čia dar kažkas parašyta. Ir manau, kad prie daug ko tiks. Už šitą kombinezoną sumokėjau 13 eurų. Pirkau Zaroj tokios labai švelnios medžiagos, pilkos spalvos. Čia su tokiais dirželiais yra 3 dydžiai. Vat, čia vat, va. Yra dar sagutės, galima pasikeisti dydį. Ir labai fainiai. Taip galima nešioti, nu visai. Šitas megztinis iš Bershkos, už kurį mokėjau 13 eurų, kuris mane labai sužavėjo šitomis detalėmis, kad šitas kalnierius yra toks aukštintas ir toks prigludęs ir labai panašios detalės ant rankovių. Jis yra toks biškį oversize. Ir už šitus džinsus sumokėjau 17 eurų ir juos pirkau Primarke. Tai va, šitą kepurę yra iš Bershkos, už ją mokėjau 6 eurus. Jinai yra tokia labai faino raščiuko ir spalvytės.
Ir čia gale turi tokį pakabuką, ant kurio parašyta Under Control. Ir va, toks raštas, taip atrodo. Taip ant manęs atrodo. Tada nusipirkau tokį didelį megztinį su čia tokiais raudonais užrašiukais. Atrodo šitaip. Čia vat su tokiom detalėm. Čia irgi. Ir tada einame prie kelnių, kurios aš pirkau iš Lefties ir mokėjau 5 eurus. Tokiu aukštintų liemeniu. Turi labai įdomaus dizaino diržą, nes čia taip prakiši pro tokius bambuliukus. O tada reikia dar čia praverti. Ir va, taip užsisega. Ir viskas atrodo šitaip. Dar pasiruošiau žiemai į Lietuvą, kadangi jau grįžtu už kelių savaičių. Nusipirkau tokį didelį juodą šaliką su galuose tokiais kutosiukais. Už šitą šaliką sumokėjau 16 eurų. Nu ir jisai tiesiog labai šiltas juodas šalikas prie mano naujos juodos striukės. Šitą striukę aš pirkau iš Biržos. Už šitą striukę sumokėjau 30 eurų. Šitą striukę turi tokį fainą užsegimą. Paprastą sidabrinį tokį rutuliuką ant užtrauktuko. Ir yra trumpo kirpimo paprasta juoda striukė su aukštu kalnieriu. Va. Kad jau kai užsitrauksiu, tai būtų šilta. Pirkau tokį oranžinės spalvos, labiau crop megztinį, ant kurio čia parašyta Brave. Už šitą megztinį mokėjau 13 eurų. Tada šitoks megztinis, kuris yra labai švelnus ir tokių rusvų spalvų su baltomis rankovėmis. Ir čia šiek tiek apykaklė balta ir apačia balta. Ir už jį aš mokėjau 5 eurus ir jis yra iš Lefties. Kelnes yra iš Biržos. Už šitas kelnes mokėjau 10 eurų. Tai jos irgi yra su aukštintu liemeniu, turi kišenės. Dar iš Biržos nusipirkau šitokią maikutę, už kurią sumokėjau 4 eurus. Ir jos yra tokių ilgesnių rankovių. Jau paskutinis outfitas. Tai šita maikutė iš Primarko, už kurią mokėjau 3 eurus. Jinai yra paprasta, tokia lengvutė, labai malonios medžiagos. Už šitus džinsus mokėjau 17 eurų, pirkau irgi Primarke ir jie atrodo šitą. Na ir pabaigai parodysiu dar kelis aksesuarus, kuriuos gavau dovanų iš tėvų. Mano visus socialinius tinklus rasit apačioj. Na ir ką, šiandien baigiam. Parodžiau viską, ką nusipirkau. Taigi, iki kitų susitikimų.